Sveiki visi, žiūrintys mano kanalą, esam Kintuose, pirmas Lietuvos čempionatas, etapas. Teko 6 sektorius, pažymėtas geltonai, nes neturim kaimyno iš dešinės, 7 sektorius nėra. Manau, tai mums į gerą, aišku, bolotėje neturėsime galimybės gauti kraštinio sektoriaus, bet nieko nepadarysi. Šiai burtais esam patenkinti. Realiai tai, kaip išsiėmė kraštiniai sektoriai, tai tokie blogesni, palaisvėjo biški zonos, tai tų blogų sektorių per daug kažkaip ir nebeliko. Bet aišku, kaimynai stiprus. Iš kairės turėsime Tratatūnų komandą, iš dešinės, kaip sakiau, kaimyno neturėsime. Bet už vieno sektoriaus jau bus kaimynai, bet jau kitoje zonoje, tai mūsų jie kaip ir nelabai jaudina. Taigi, statomės palapinę, ruošiamės. Startas 12 valandą, oras puikus, žiūrėsim kaip žuvis. Taigi, startas už kelių minučių, meškerės paruoštos. Stavai stovi. Pašarų dar nemaišėm, bet jie kaip ir paruošti iš anksčiau visi pašarai. Taigi tik tai reikia sumaišyti vietomis, nes paletės jau su likvidai supiltos. Boilius naudosim sorsą ir svitaigerį. Taip pat naudosim kanapės, tigrinį riešutą ir cielą naudosim ir traiškitą. Va, svitaiger nats, jeigu matosi va, boiliai, pašarai sudėti. Taigi va, mūsų sektorius, čia dabar gyvensim 3 paras, bandysim kažką sugauti. Visi išsiilgę, visi ruošiasi, bėgioja, malonu sugrįžti. Vis dėlto sportas turi savo žavesio. Taigi, tiek trumpai, nu ką, sistemėlės, kaip matot, helikopterį pagrindė naudojam. Pavadėliai su fluorokarbonu. Masalai kol kas pradėsime nuo mažų masalų. Bandysime visokias spalvas, pasiruošėm 4 spalvas. Mesime visas 4 skirtingais atstumais, laiptais ir bandysime tolintis, ieškoti žuvies. Kol kas su spodais nejaukinsime. Šiek tiek kokią valandą, pusantros, 2 lauksime atsako. Žiūrėsime, kur žuvis. Vėjas šiek tiek į nugarą. Aišku, tai mums palengvina metimą. Bet, nu, čia Kintuose tas vėjas didelis įtakos kaip ir neturi. Bet į nugarą šiek tiek yra geriau, nes likvidų šleifas po pajaukinimo eina į centrą, o centre pagrindė sukasi visa žuvis. Kažkiek jaukina, nu, žuvį masina. Taigi, startuojam, užsimetam, lauksim pirmų kibimų. Na tai ką, varžybos pabiški juda. Taip trumpai apie taktiką mūsų. Realiai, kadangi kraštiniai, tai pirma meškerė stovi arčiausiai 80 metrų nuo kranto. Kitos pradžiai, aišku, po starto su pava apgaudėm artimasis zonas iki 80 metrų. Pavyko pagauti 4 samuriukus nedidelius. Ir po to kaimynai iš 5 pradėjo gaudyti, jau paškibo vienas karpis matėm. Ir mes pasitolinom, pradėjom spombinti, realiai jaukinti. Ir iš po raketos išvažiavo pirmas karpis nuo 120 metrų. Po to iš karto mūras išvažiavo. Taip kad telkinys visas juda, gaudo, vyrai lakstos, spodina, žodžiu, varžybos pačiame įkaršti. Pirma para dar nieko kaip ir nepasako, bet tikrai visi užsikūrė. Taigi labai intensyvi diena. Turėjom keletą dupletų, bet pagrindė mūrai. Pasitaikė neblogų egzempliorių ir pagavom kelis karpius iš toliau. Tai realiai labai įdomiai. Kartais dirba artima tolimiausia indienas, kartais širiminis taškas išvažiuoja. Tai to labai kaip nebuvo kažkur daug filmuoti. Širimas dabar į pabaigą su sunkia artilerija. Tai va, baigiam spodintis. Kažką užkasim. Gal bus mažiau, jeigu veiksmo, gal kokį traukimą ar kibimą parodysim. Taigi ką, pasvėrėm, praėjo svėrėjai. 26 žuvis, 157 kg. Didžiausias 13 buvo karpis, amūras didžiausias 10 buvo. Tai va taip, iš viso kiek buvo 4 karpiai, visi kiti amūrai. Dabar aprimo biškį kibimas. Matyt, žuvis po paskutinio pajaukinimo apsivalgė. Ir dabar jau
nebus tokio jau intensyvaus kibimo po 2, po kažkiek tai dar. Žiūrėsim, ką sugaudė konkurentai. Taigi rytas, naktis tokia buvo, nei mėgojom, nei nemėgojom. Pagrindė kibo amūrai, bet smulkus. Panašiai kibimas kas valandą. Tai taip liktai atsiguli ir eini vėl traukti. Liktai jau prisnūdai ir vėl trauki. Bet kažkokių tai didesnių rezultatų nebuvo naktį. Dabar prašvito, kaip matot. Kol kas ramu. Ruošiamės pašarus rytiniam jaukinimui. Telkinys, manau, gaudė, šviesos lakstė po visą ežerą. Taigi labai įdomi situacija kol kas. Praėjo svėrimas, pasvėrėm 15 žuvyčių. Gaila tik tai, kad kiekis kaip ir nemažas žuvies, bet žuvis pakankamai smulki, pagrindė vyrauja amūras. Karpiai dar kažkaip ignoruoja mūsų gaudiminius taškus. Laukiam prieinant, nes turnyre lentelėje krentam jau į 4. vietą, bet labai laukiam pasirodančių karpių. Amūrai labai kibimas toksai kaip kojų, taip pip, 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 pip. Iš karto reikia kirsti, traukti, nes atsikabina. Todėl jokių ten tokių kažkokių tai pafilmavimų, išvažiavimų kaip ir nėra, tai nelabai yra ką įrodyti. Traukimas jų labai paprastas yra, jie pakankamai lengvai traukiasi, tik prie kranto biškai pasiniurko, būna atsikabina, būna pastartuoja, prie kranto duoda vaizdų, bet iki kranto tai jie pakankamai labai lengvai ateina. Tai va tiek kol kas tų žinių, kažką užvalgysim ir jaukinsim toliau. Sveiki visi žiūrintys mano video kanalą, seniai nieko nefilmavau, tiksliau bandžiau filmuoti tiek kintuose, bet antrą parą pas mumis sektorius tiesiog užsiryšo ir tiesiog buvo daug labai reikalų, kol mes vėl atgaivinom ir pradėjom 3. gaudyti, aišku, nelabai mums čia pasisekė, centre labai buvo nedaug žuvies, kraštai pagrindė gaudė, tai rodo ir 1 vietos, tai yra kraštinis 11, iš dešinės buvo ir priešingas 27, kitų sektorius paėmė 1 vietas. Pats centras prastai pakankamai sugaudė, nors buvo geltonas sektorius, ta prasme kraštinis, nes nebuvo 7. Bet realiai nieko mes nuo to gero neturėjom, bet tokia yra loterija. Taigi, ką įsitraukėm, tą turėjom, zonoje likom 6, esam su -6 balais. Esam dar balotėje, buvom treniruotėj balotės varžybose, buvom krante, buvom per vidurį, užėmėm 3. vietą. Tarp Latvių komandų tokia treniruotė, galima sakyti, gera, pavykusi. Žiūrėsim, ar duos naudos, aišku, naudos kažkiek tai duos, nes vis tiek pačiupinėjom biškį vandenį. Dabar pagaliau 2. etapas čempionato. Esam 21 sektoriui, nesam čia gaudę, esam maždaug 4. sektorius nuo krašto. Kažką bandysime gimdyti. Kaimynai Sūduva, man atrodo, ne? O toj pusėje net nežinau, kas tokio. Jau jauna komanda, 1 kartą dalyvaujanti. Bet žinot, jaunimas visada alkani, visada nori, taip kad lengva tikrai nebus. Taigi liko kelios minutės iki starto, startuojam ir po to jau bėgyje viską papasakosiu, kaip, ant ko ir su kuo. Taigi, prabėgo porą valandų, pasimarkiravom, va kaip matot mūsų sektorius. Mes realiai, riba mūsų yra panašiai, kur tas aeratorius ten toli stovi, ten ne valtis, ten orą pompuoja, nes čia būna 6 mėnesius ledas, tai kad karpiam užtektų vandens, deguonės, jis pompuoja tenais deguonį, žada statyti 3 aeratorius, nes būna neužtenka deguonės. Tai va, pasimarkiravus nieko gero neradom, realiai visur markeris sunkiai labai kyla, labai tasus toksai dumblas, sminga tas varelis. Tai pasirinkom tokį daugmaž nelabai tolimą atstumą, 80-90 metrų. Pasijaukinom, užsimetėm vieną rizigą iš karto. Gilis pas mumis apie 4,5 metro, tai padarėm 4,20 panašiai, 30 cm nuo paviršiaus. Pradėjom, žiūrėsim, bus atsakas, pasijaukinom. Sistemos, kas liečia sistemas, tai ant dugno naudojam tas pats, kas kintuose, tai yra klasikinė helikopterio sistemėlė. Čia kabinosi pavadėlis su masalu, masalai įvairūs. Tiek pašarinis boilis su viršūnė
tiek plaukiančio boiliukų uždėjom. Ta prasme, ieškom, gaudom kažką, tai dar tik pati pradžia. Pavadėliai gan trumpi. Ką galėčiau parodyti? Nu, taip, pavadėliai pakankamai neilgi, 8 numerio kabliukai. Pašarai be abejo Dynamit Bites. Nieko nepaslaptis, gaudom ant sorso mes čia, kaip ir visur kitur pagrindė. Sorsas tokia pagrindinė varžybinė tema, taip sakant. Nu, paletės, tigras, kanapės ir realiai viskas. Boiliai, paletės, tigras, kanapės. Tai va, pasijaukinam, nu, lauksim pirmų kibimų. Padarėm vakarinį pašėrimą. Vieną kibimą turėjom, ištraukėm kokį žvinuotą, kokį gal 2,5 kg vieną karpiuką. Vytauto minėjo lengvų pašėrimų su kobra. Daugiau kibimų kaip ir nebuvo, per krantą vos kelios žuvis. Taigi tikimės didesnio aktyvumo naktį vis dėlto. Turėjom dar vieną kibimą, tas vėrės 3-3, dabar dar vienas panašus. Realiai dirba kol kas kairė zona, kairys stovas. Vytauto. Aišku, pas mane stovi vienas zygas ir vienas dugnas. Nieko, turim realiai 3 taškus pasidarę. Vieną artimą, 2 tokius, vienas vidutinis, vienas tolimas. Tai dirba kol kas tolimas taškas. Bet realiai po biškį žuvis juda, bet šiaip zonos aktyvumas mažas. Realiai. Nu, laukiam vakaro nakties. Labą rytą. Balotė, praėjo pirma naktis. Kibimą turėjom 11 valandą, sudirbo dešinys mano stovas. Žuvytė gal bus kokie 5 kg, labai to norėtumėm. Toliau visa naktis, nors kas porą valandų vis ir permetėm ir kobrinom, kibimų daugiau neturėjom. Ir dabar parčiais, ką tik irgi vėl buvo kibimas, irgi dešinė pusė sudirbo. Dar vienas apie 3 kg karpiukas. Tai po biškį, taip sakant, įsivažiuoja. Aišku, norėtųsi tos dinamikos didesnės, bet čia yra vis dėlto laukinis tilkinys, nekintai. Taigi kol kas tiek. Rytas labai, kaip matot, panorama ežero, ramu viskas. Nežinau, kaip sugaudė sektoriai, kaimynai, nes čia mažai ką matom. Nu, žiūrėsime, man atrodo, po rytinio svėrimo bus aišku, kas atsidarė normaliai, pradėjo gaudyti, kas dar po biškį buksuoja, bet manau, ežeras įsidirbs. Praėjo svėrėjai, realiai visi po biškį pagaudė, mūsų zonai judeksai šoko iš po nakties su 7 žuvėm į viršų. Ten jie pasvėrė apie 28 kg, tai žuvis biškį stambesnės. Mes su 15 su kapeikom 4 vietoje, 3 vietoje širvė su 15 irgi su kapeikom. Ir 2 vietoje, jeigu aš neklystu, tai Vilniaus karpininkų klubas. Jie stovi už 2 sektoriai po kairę nuo mūsų. Jie su 3 žuvim. Bet pagavo 1/8, tai kas labai smarkiai jas pakėlė. Mūsų žuvis svėrė 4 ir iki 3-2. Tai va, pradėjom zyginti, užsimetėm 2 zygus. Gaudom, ieškom aukščių, jaukinam kas valandą, bandom kažką tai gimdyti. Oras visiškai ramus, jokio vėjelio, žuvis rodosi, bet pakankamai toli, apie 100-150 metrų, tokie išėjimai vienas kitas yra. Nu, tikimės prisikviesim kažkaip tai. Taigi kibimas. Iš toli visą dieną turėjom tik 2 kibimus, čia antras. Bandom traukti žuvytę. Vakarinis jaukinimas, be 27, visi dirba su spombom, gan intensyviai. Mes jau pasijaukinom, dar Vytas biškį pamėtis boilių su spomba, kad būtų šiek tiek koncentračiau. Žodžiu, pagavom dar vieną žuvytę, tai iš viso turim 4 per šiandien dieną sugraibėm. Skaitau, kad tikrai nedaug, norėtųsi daugiau.
Tai va, pasvėrėm 6 žuvis. Realiai sukybo jos čia prieš pat svėrimą, dar kokios 3. Kažkaip šitas sektorius toks aktyvuojasi šiek tiek nuo 7 valandų. Tai va tokios dar 6 ir va, iki 7 turėjom 3 kibimus. Tai va, tai iš viso 6 žuvytės, nedidelės aišku. Kažko tai čia smarkiai nepasiekėm, tikimės gal naktį kažkas labiau sujudės. Tai va, ežeras visai ramu. Visiškai jokios bangelės nėra. Kaimynai pagavo, tik dešinė, tiek kairė pagavo irgi. Bet geriausiai zonai gaudo judeksas, po to eina karpoholikai, širvė. Po to mes 4 buvome, bet dar Vilniaus karpininkų klubo nesvėrė. Dabar sveria, nu bus aišku, dar kol kas tik tai prasidėjo 2 para, dar visko čia gali būti. Rytas kiek liūdnas, naktis rami, kaimynai iš kairės labai gerai atsigaudė. Mes arba kažką prasileidom. Jie pasvėrė 11 žuvų, mes tik 4 pagavom, bet visos žuvis iš vakaro dar pagautos. Po svėrimo, o ryte, 3, viena buvo dar ryte pagauta, 5 ryto. Iš dešinės pagauta buvo žuvis viena. Tai va, nu nieko, po biškį, varžybos yra varžybos. Reikia stebėti, reikia vis kažko ieškoti. Oras šiek tiek pasikeitė. Gal šiek tiek geresnis pasidarė žmogui, gal ir žuviai geresnis, vėjas atsirado, saulės nėra, gal sujudės labiau žuvis. Visą dieną tokie biški apniukus, pagavom nuo ryto 3 mažas žuvytės, dar ant zygos starkį pagavom kokią 2,5 kg. Realiai nuo dugno kol kas nei vieno kibimo, jaukinam kas valandą, atsako jokio, tik tai zygas, plius minus kiek? 4 kibimai, vienas atsikabino ir 3 karpiukai. Nieko, dirbam toliau, laukiam dugno atsako. Laikom 2 dugno, 2 zygo, realiai 3 taškai, artimas, tolimas ir zygas. Tai va, dirbam, laukiam. Nu tai vidurdienis, vėl karštis, vėjukas, šiek tiek juda zygas, bet ir kaimynai iš kairės labiau. Nes žuvis turbūt eina vis dėlto iš kairės pro mūsų svimą. Jie pirmi pasitinka, tai būna pas jos kibimas, pas mus kibimas, pas jos kibimas, pas mus kibimas. Tai va taip daliname žuvį, bet jie pliuse ant 10 kg, tai paveikti sudėtinga. Nu, kažką tai darom. Va. Oras. Laikom 2 ant zygo, 2 ant dugno, bet kol kas dugnas tyli aplamai. Inirtingai nenori mums kibti nuo dugno. Nu ir zygas taip neipatingai kimba, užmestos 2, bet dažniausiai dirba tik viena meškerė, kraštinė ir viskas. Na, bet džiaugiamės ir tiek. Kas valandą sumetam po puskibirį, pašaro. Ir kartais gaunam kibimą, kartais ne. Vakaras 7 baigėsi pašėrimas, vakarinis, jaukinimas. Visi normaliai pajaukino. Realiai visą dieną dirbo tik zygas daugumoje, dugnas beveik tylėjo. Tai atidirbam kaip turi būti, žiūrėsim, lauksim, ką mes čia pasvėrėm, ką mes čia prigaudėm per dieną. Ir lauksim naktinių kibimų, tikiuosi nudžiugins mus.
14-15 žuvų, realiai 14 buvo, 15 užkybo besveriant. Surinkom 50 kg, susigrąžinom kol kas 4. vietą, dar nežinom kaip sugaudė paskutinis sektorius, ar jis mūsų aplenks ar ne. Nu, kova čia vyksta, kaip sakant, į gramais. Tikimės, kad naktį kažką pagausime. Biškai pasikoregavom taškus. Žiūrėsim, gal kažkas pavyks. Jeigu šiandien jisai toksai va, su lengvu vėliu, bet apsiniaukė, dėl to žuvis kybo, bet saulės atrodo buvo nedaug, bet įdėgiam tikrai smarkiai. Labas rytas, kibimas atleidinėja, kolega bėga kirsti, o aš bėgsiu traukti, padėti. Ar turi? Ar yra kažkas? Yra. Einu traukti. Naktis, jo, šiek tiek biški geriau. Šiek tiek dugnas atsigavo, pagavom 4 žuvytės, bet dydžiai tokie jau nelabai dideli, bet tai yra kilogramai, svarbu, kad įskaitiniai. Taigi dabar užsimetėm zygus, laukiam iš jų kibimo. Dabar, kur čia matėte, kibimas buvo ant dugno. Ir kas svarbiausia, negalim nei kiek laukti, nes žuvis iš karto tik paėmus, eina tiesiai į tą žolės, o prie žolių jau gylis apie 2 metrus, kur ties tolimesni vastagariukai ir vienoje ir kitoje pusėje. Todėl reikia iš karto bėgti, jeigu eina žuvis akmenukais, ją pabaidyti, kad nenueitų nuo žolių, nes jeigu eina žolės, tai jau žuvies kaip ir nėra. Taigi dirbam, stengiamės, laukiam kibimų. Svėrėm 12 žuvų, šį kartą šiek tiek dugnas didėjo, 7 žuvis. Bet, įsitvirtom, galima sakyti, 4 pozicijoje lentelės. Iki 3 vietos trūksta 30 kg, o čia balotė tai yra mažiausiai 10 stambesnių žuvų. Tai pakankamai sudėtinga, žinant, kad karpoholikai irgi gaudo, nenuleidžia rankų. Mes kelias dabar ant zygo suviliojam, dirbam intensyviai, spodinam, permetinėjam. Visiškai kaip stiklas pasidarė. Žuvis yra judėjimas ten toli. Va, pas mumis zonai ką tik pasirodė žuvis. Labai laukiam kibimų. Tikimės sulaukti. Valanda, biški daugiau gal iki finišo. Jau mes kaip ir pavydyti neturim tokių galimybių, nebent įvyktų stebuklas, pagautume 220 kg karpius, kas čia yra nerealu. Tai kiekvieną net ir karpį sumetus kibirą reikia iškrapštyti. Dabar turim gal 4 nedidelius. Irgi apie 3 kg. Tai va, galima sakyti, 4 zonai nėra blogai, kada stovi centre. 4 nuo vieno nuo krašto. Nu ką darysi, yra kaip yra. Tikiuosi, po mėnesio gausim kokį gal geresnį sektorių, gal kažkaip žuvis kitaip judės. Bus kaip bus. Dabar dar valandą laiko, dar stovi pusė kibiro, kurį reikia išerti pakankamai dideliu atstumu. Tai dar pamojuosim biškį ir tvarkysimės. Ežeras nuo ryto nesikeičia, stiklas stovi, jokio vėjuko nėra. Gerai, kad saulės nėra toks, bet vanku labai. 20 minučių iki finišo. Ką tik turėjom, galima sakyti, 3 zyginius kibimus, bet pirmas kibimas užkabino kitą zygą ir dėja, bet nusipjovė. Taip jau būna, kada stovi 3 aukšti pavadėliai, vienas šalia kito. Po to tik užmetus turėjom iškart vėl 2 kibimus, šį kartą abu užtraukiam. Bet manau, kad karpoholikų nebepavysim, nes buvo atsilikimas apie 20 kg, mes turim gal 6 žuvis tik tai. Jie, manau, irgi kažką tai sugaudė, taip kad nieko nepadarysi. Labai pavedė mus 2 tuščios naktis. Galima sakyti, nuo dugno nieko negaudėm. Paskutinį naktį tik tai suradom takelius į dugną ir iš ten pagavom 7 žuvis. Tai, manau, padarysim išvadas kitam etapui. Tai ką, tai vat taip prabėgo gal kiek liūdnai,
nebuvo to ekšono daug, traukimo, kibimų, nes realiai arba žuvį gaudai, arba filmuoji. Nes čia kiekvienas žuvis, kiekvienas gramas yra labai svarbus, tai neprilakstysi, neprifilmuosi, tiesiog tokia kaip gavosi kaip kronika. Nu, kam patiko gerai, prenumeruokit mano kanalą, spauskite like, iki susimatymo žuklėse.